Nu ką galiu pasakyti tiem, kas bijo aukščio, nežinau, ar rekomenduočiau čia eit. Praraja. Opa. Pasižiūrėkit, spirito skyrius. Kam 5 litras spirito? Start. Sveiki atvykę į Andorą! Sveiki atvykę į Andorą! Jėėėė! For me! Labas rytas, gal net jau ir labą dieną. Šiandien atvykome į kitą šalį. Kaip matote, už mūsų nugaros Andora. Nedidelė kalnų apsupta valstybėlė, įsprausta tarp Ispanijos ir Prancūzijos. Labai nedidelė, tik šiek tiek didesnė nei mūsų Vilnius. Ir mes šiandien tyrinėsime pagrindę gamtą. Štai tokiais kalnų peizažais mums pasitinka Andora. Žinoma, ir pakeliui link jos labai vaizdingi. Buvo labai vaizdinga gamta, Pirėnų kalnai. Pažintis Andorą pradedame nuo Santa Colomo bažnyčios. Jinai yra viena iš seniausių visoje Andoroje, statyta tarp 8 ir 9 amžiaus ir 12 amžiuje renovuota. Taigi, einame dabar į sostinę Andorą la Vella. Šita sostinė garsėja tuo, kad yra aukščiausiai esanti sostinė Europoje. Aukštis virš kilometro, bent jau internete galima atrasti informaciją, kad kilometras 23 metrai, o visa Andora randasi vidutiniškai 2 kilometrų aukštyje. Dar ko garsėja šitas šalis, tai savo kainomis, gerąja prasme kainomis garsėja, nes tai yra viena iš šalių dažnai net vadinama mokesčio rojumi. Nes, tarkim, PVM mokestis yra tik tai 4,5%, o kai kuriem produktam, tokiem kaip maistas ir kitiem net yra sumažintas iki 1%. Dėl daugelis kainų čia tikrai džiugina, vėliau mes naisime kažkur į parduotuvę, galėsim pasilyginti kainas ir pasižiūrėti, ar tikrai čia viskas žymiai pigiau. Šiaip kurdą pasižiūrėjus, vaizdai tiesiog įspūdingas. Net nežinau, ką filmuoti. Visur gražu, visur įspūdinga. Kokia kalnų upė. Su Ispanija lyginant, čia upėse atrodo vandens pakanka, matyti ir kritulių, ir kadangi sniego būna žemomis, tai nespėja išdžiūti, nes Ispanijai tai dažnai būna, kad ten, kur turėtų būti upė, išvis vandens nebėra. Prieiname įdomią vietą, čia šalia yra dviračių muziejus ir aplinkui va tokios skulptūros. Radom medį su kažkokiais įdomiais vaisiais ir net pažįstam, kas čia per daiktas. Gal jūs žinot? Štai kaip atrodo sostinė. Miestas apsuptas aukštų kalnų, labai gražus pastatai, tokia ramybė, harmonija. Smagu žodžiu čia būti.
visada patinka tokios stiklinės grindys. Saugumo jausmo didelio gal nėra, bet vaizdas bent jau yra. Ir čia vaizdas yra. Ir aukščiau vaizdas yra. Visur gražu. O kažkas bijo. Don't be scared. You can do it, you can do it. Tai va toks tas pasakų miestelis. Toks kalnų kurorto atmosfera ir vizualiai labai panašiai atrodo į kalnų kurortą. Už mano nugaros matote Casa de Laval pastatą. Tai yra 1580 metais pastatytas namas ir tarp 1702 metų ir 2011 čia buvo Andoros parlamentas. Tvirtai pastatas atrodo, iš tokių akmenų pastatytas. Rūkantiem pavyzdys cigarečių kainos. 3,40 € už Winstoną raudoną. Čia va, mėgstančiai išgerti rojus. Milžiniškas pasirinkimas alkoholinio gėrimo. Kad įsivaizduotumėt kainas, va galim palyginti. Toresą turbūt visi žinote. Tai Toresas 10, 0,7, 8,9. Toresas 5 metų, 0,7, 7 €. Jeigu norite litrą, atitinkamai 9,9 ir 8,19. 1 litras absoliut degtinės 9,99, jeigu litras 7,5, 18,50. Papa Espanya. Štai mano mylimiausias romas. 0,7, o matote kainą. Lietuvoje kaina gerokai virš 30, dabar gal ir 40 € pasiekė. Aišku, imam. Na ką, prieiname miesto centrą ir matote štai tokią skulptūrą. Nu nežinau, ją pamačius, net ir nežinodamas, turbūt iškart spėčiau, kad čia Salvadoro Dalí darbas. Iš tikrųjų taip ir yra, čia Salvadoro Dalí suprojektuota skulptūra. Ir už jos ten toliau vienas iš miesto simbolių – Pont de Paris tiltas. Andora pasirodo gyvena ateityje, čia net yra va tokie stovai. Take your selfie. Įdedi telefoną ir prašau, fotografuokis į sveikatą, net ir vienas būdamas. Prieiname labai neeilinį pastatą, įdomaus dizaino. Tai čia yra kaip terminės pirtis ir toks kaip ale akvaparkas padarytas. Relakso zona, žodžiu. Įdomiai atrodo. Papuolėm į pagrindinę apsipirkinėjimų gatvę, tai čia tikras šopoholikų rojus.
įvairios parduotuvės, rūbai, aksesuarai, matosi vienas kitas restoranas, viešbučiai. Štai kokia alėja, gėlių pavadinkim taip. Piko valandomis Andoroj pasirodo būna kamščiai. Čia mes esame šalia sostinės, tai visas miestas atrodo dabar užkimštas. Atvykom į nakvynės vietą Andoroj. Čia mes esame vienam iš slidinėjimo kurortų. Tai va, 2 lovytės. Tualetas, dušas. Pusryčiai skaičiuoti kainą. Ir toks va vaizdas pro langą. 43 eurai iš viso. Tiksliau ne kem 3 gavosi eurai, o kem 6, nes dar 3 eurus sumokėjom turisto mokestį už per abu ta prasme. Vakarėje jau temperatūra apie 13 šilumos ir naktį žada 6 laipsnius. Rugsėjo galas. Kažkas jau šala. Is it cold? See, baby, it's 13 degrees Celsius. Yes. It's still too early for this. 3 a.m. in the morning when it will be 6 degrees. Then you can try. This is church? If you want to go somewhere, yeah. But that's right. Kainos Andoroj skatina, bent jau pirkti alkoholį, nebūtinai vartoti, bet pirkti tikrai skatina. Tai va, turėsim gal kažką ir net ir į Lietuvą parsivešiu, nes tikrai kaina buvo gera ir vertėjo. Šiam pasivaikščioti į miestą. Ir čia matosi, kad green slidinėjimo kurortas, nes yra visokių keltuvų. Dabar aišku ne sezonas. Ruduo tai nei vasara, kada galima džiaugtis saulėtom prabogom, nei žiema, kai galima su slidėm čiuožti. Tai ką tik pasižiūrėjau, kad čia nakvosime maždaug 1,5 kilometro aukštyje. Tai dėl to ir temperatūra jau nebe visai šilta. Pakrantėje prie Barcelonos dar būna kokie 25 šilumos dieną, o čia jau tik tai kokių 16 būna, o naktį išvis iki 6 nukrenta. Štai keltuvai, kurie kyla į kalno viršų, taip stačiai atrodo. Įdomu, ar jie vasarą veikia, ar čia tik tai žiemai, kai slidinėjimo sezonas būna. Ryt įsiaiškinsim. Jo, va žiūrėkit, koks arkliukas. Kultūristas, sakyčiau. Atrodo pasportavęs toks stambus. Gerą žolę natūralią valgo. Kiti biški kūdesni, bet tokie irgi atletiški atrodo. Susiliejimas su gamta. Vietomis jau pakabintas girliandos. Tai toks jausmas, kad artėja kalėdos. Atšalo oras, lyginant su pakrante, girliandos. Kalėdos ateina. 3 mėnesiai liko lygiai. Labas rytas. Antra diena Andoroj. Besoka, šiek tiek lynoja. Vakar pagrinde fokusavomės į šalies sostinę Andorą La Vella, o šiandien stengsimės jau daugiau laiko skirti gamtai.
10 valanda ryto ir 10 laipsnių šilumos. Tai belieka tikėtis, kad temperatūra kils atitinkamai pagal valandų skaičių. Atvykome dabar prie vieno iš populiariausių ežerų čia Andorą. Ir čia visokių pažintinių takų. Va tas ežeras į kairę pusę už 10 minučių. Ir ten tų takų, takelių turi būti ir daugiau. Gamta štai tokia aplinkui. Pro kalnus lenda saulė. Panašu, kad oras šils, gerės. Viskas tik į gerą. O mes kylam į kalniuką. Virš kilometrų 600 metrų esame. Apačioje matosi ežeras ir kiek matėm yra pažintinis takas aplink jį. Tai mes šiandien kažko grandiozinio neplanuojam, dar yra kitų vietų, kurias norim aplankyti, bent jau aplink ežerą norim apeiti. Ir va toks takelis, apsuptas medžio, grynas oras, šiek tiek vėsoka, bet panašu, kad dar šiltės, tai viskas gerai. Panašu, kad mūsų takas užims valandą 40 minučių. Štai va toks tas ežeras, miškų kalnų apsuptyje. Pagal užtvanką ežero pakraštyje nesunkiai galima atspėti, kad čia yra dirbtinis ežeras ir jisai tiekia vandenį vietiniai hidroelektriniai. Dėl to ežere maudytis griežtai draudžiama. Pompuojam vandenį. It's like Philippines. Vanduo negeriamas. O čia va atsiveria Andoros sostinės panorama. Laukiam dabar autobuso, varysim į vieną lankomą vietą ir ten, kiek supratom, su mašina net negalima privažiuoti, todėl teks autobusu, bet autobusas irgi eina į kainą. Tai... Čia va, įėjimas į mūsų lankomą vietą. Pradžiai skaitėm internete atsiliepimus, kad parkingo nėra, bet galima čia pasirodo ir su mašina atvažiuoti. Bet kaip bebūtų, autobusas nemokamas yra, perkant bilietą, tai viskas gerai. Papildomai nieko kašto nėra. Kokie gražus vaizdai.
matosi. Čia panašu, kad pilis buvo ar tvirtovė kažkas į tą pusę. Visur kalnai, kalnai. Ir miestukai slėniuose įsprausti tarp kalnų. Keliai taip pat. Ir prieiname mūsų kelionės tikslą, kabantį tiltą. Tai va, toks tas tiltas, jo ilgis apie 600 metrų ir randasi beveik 1,9 metrų aukštyje. Nu ką galiu pasakyti tiem, kas bijo aukščio, nežinau, ar rekomenduočiau čia eit. Reiktų pergalvoti dar kartą. Nors šiaip viskas atrodo pakankamai saugiai, va, yra čia tinklai, tai kad taip iškristumėt, aš abejoju, nes va, jie tokie kampu eina. Tai manau, apie saugumą čia pagalvota, civilizuota šalis. Prieis daug maž tilto vidurį, nu jau praraja tokia gili. Dar eiti nemažai. Turbūt čia yra ilgiausias kabantis tiltas, kokį man teko eiti. Aišku, galėtų dar būti stiklinis dugnas, čia būtų dar daugiau ekstremų, bet nu, ir taip jau labai gražu. Ir šiek tiek adrenalino vis tiek duoda, kaip bebūtų. O kai pradedi eiti, tada jau supranti, kad žiauriai ilgas tiltas, tie 600 metrų, nu, nemažai yra reikalų. Nu, pabaiga čia pat tilto. High five. High 10. I have 5 only. Sorry, but I gave you all I have. Kate! Tiltas praeitas, dabar reikės sugrįžti. Nu, duoda šiek tiek adrenalino. Aišku, viskas pakankamai saugu ir panašiai, bet vis tiek tas aukštis, tas toks judantis tiltas, biški yra to tokio. Laikas pasikrauti šiek tiek energijos su ypatingu vaizdu. Nu ką, einam atgal. Čia taip gyvai einant tas įlinkimas, nu taip pakankamai solidžiai atrodo. Maždaug tilto viduryje, vėjas pučia labai, tai jau darosi šalta. Reikėjo striukę pasiimti, bet palikau mašiną. Gal neperšalsim. Taigi tiltas kainavo 14 eurų, autobusas iš miesto Kanijo buvo įskaičiuotas. Beje, bilietus reikia pirkti Kanijo turistų informacijos centre. Galima ir sostinės turistų informacijos centre arba internetu, bet reikia turėti bilietą, čia vietoj nesu tikras, ar galima nusipirkti, berods, kad ne. Nesimatė, kad parduotų bilietus. Visai netoli to kabančio tilto yra dar viena apžvalgos aikštelė. Tai va čia dabar matosi, kokį serpantynų reikėjo kilti. Prisiparkavom ir dar šiek tiek reiks paeiti nuo parkingo.
Pasiekėm apžvalgos aikštelę. Čia pavadinimas, kam bus aktualu. Bilietas 5 eurai. Beje, už bilietą galima tiekti grynais pinigais. Štai tokia relakso zona. Sėdi sau, gražiai vaizdu. Ko daugiau reikia žmogui iki pilnos laimės. Įsigijom bilietus. Kaip ir minėta, 5 eurai kainavo. Ir einam dabar. Ten yra tokia platforma ir iš ten atsiveria vaizdas. Ta platforma matosi apačioje. Va kaip. ¿Qué juegas con el ISO, no? Sí. Aquí yo lo que hago es que tomo varias fotos. Wow. Čia va toks įdomus jausmas tuo stovi ir praraja, čia gal nelabai matas, čia švaresnis langas, tai va, opa, vaizdas į visur, va toks va, nu labai gražu, va, praraja, opa. Iš čia ypatingai puikiai matosi tas serpantinas, kuriuo mes kylam nuo Kanijo miestelio. Bet neužtrunka ilgai, tarp 10 ir 15 minučių. Čia šitie selfių stovai, nu jie daug kur yra gražiose vietose, nu super geras dalykas. Va. Net nereikia ir fotografo. Thank you very much. Photo of me with this one. Looks so cool. Just a moment. Pasižiūrėkit, spirito skyrius. Kam 5 litras spirito? Oho. Va čia tai rimta. Norėjom vandens pasimgalvojom, vanduo pato žiūrim, kad nelabai pagal laipsnius į vandenį panašu. Have to include the passenger also.